Labą, sveiki sugrįžę į 21 Jurgitos vlogmą. Jau 21 įsivaizduoju, dar 4 dienos ir kalėdos. Valgysim keptas vištas, kalakutus, mišrainės, ne, viską valgysim. Aš beje kūčių nedarysiu, nes, nesąmonė. Eikvoti savo energiją kažkokiem tai patiekalam, 12 patiekalų. Aš geriau pasidarysiu riebės kalėdas ir valgysiu per kalėdas daug. Taigi, sveiki sugrįžę į Jurgitos 21 vlogmą. Pas mane šiandien yra itin ypatinga diena, nes esu prikelta antram gyvenimui. Nes prieš 7 metus, 2017 metais, gruodžio 21, kažkur tai panašiu laiku, pas mane dabar po 4:15, bet kažkur tai tarp 3 ir 4 dienos, tarp 3 ir 4 valandos dienos metu aš gavau nuostabią žinią, diagnozę, vėžys. Tai nuo tos dienos, per šiuos visus metus, mane labai pakeitė iš tikrųjų, pakeitė požiūrį į gyvenimą, į tam tikrus dalykus. Tai užtat aš ir gal tas kačias nustojau daryti švęsti, nes kam eikvoti savo energiją dėl kažkokio tai maisto, kad pavalgyti, nors mes galim ir tos pačios silkės, ir žuvies, ir tų pačių mišrainių ištisus metus valgyti, kada tik įsimanom. O ten ta tipo ale tradicija, ji tikrai nėra privaloma švęsti. Tipo kaip šeimos susijėjimas, tai aš manau, kad labiau yra kalėdo šeimos susijėjimas negu tos kūčios, nes su kūčiomis dar reikia žiūrėti, kas ką valgo, vieniems tas patinka, kitiems tas nepatinka, taikytis prie visų skrandžių, ne mano nervam, ne. Aš kūčių nedarysiu. Va. Na ir ką? Toliau linkiu pasižiūrėti nuobodų šios dienos vlogmą, nes negaliu nei ilgai sėdėti, nei ilgai judėti. Kažkas įlindo į kairį šoną. Ir taip įlindo, atskauda. Jeigu aš daugiau pajudu, pastoviu, pasėdžiu, man pradeda skaudėti ir tas skausmas, kurio aš negaliu ignoruoti. Jis tiesiog yra erzinantis. Va. Tai ką, linkiu gero pasižiūrėjimo, tikiuosi bus nenuobodus. Ir uždėsi gale, kaip visada, nykštį į viršų pakelsi. Uždėsi nykštį, paliksi komentarę su kalėdomis susijusius smailikus, dovanos, eglutė, kalėdų senės ir visą kitą. Jeigu turi ką rašyti, rašyk irgi. Visus komentarus žiūriu, skaitau. Jeigu neatsakau, sorry, bet žinau, kad jisai perskaitytas. Oi, nebuvau įjungus paleidimo kameros. Pasakė, tipo, man daina. Dar įjung, dar. Įjung čia. Šitą. Jo, ačiū tau. Aš juokais, ačiū. Prašom. Šeštadieniais. 7:30 ryto. Nuo 7 valandų prabūdusi. Jo. Kažkaip savaitgaliais man neišeina ilgiau pamiegoti. Tomas jau išėjo kavos padaryti. Jo. Neišeina ilgiau pamiegoti. Ką? Tvarkos nepadarius, kur man pasidėti kavos puodelį. Ačiū, dėdė Tomai. Ačiū, dėdė Tomai. Prašom, dėdė. Išėmiau telefoną iš dėklo. O taip va. Čia priekis įsirengia, čia nugara telefono. Toks dėklas apsaugantis. Apsauga. Ir tavęs panaitė. Noriu paklausti, gal nori kolageninės kaukės ant veido? Lakštinės. Labai. Ar išbandom egiptietiškos? O, tai faraono, aišku. Nesupratau, bajerė, panaitė. Ponaitis aš buvau 2005-2004. O tai ką jau
Kas palikai iš Ponaičio? Ubagas? Ne, tai aš tadagi Ponaitį vaidinau spektaklį. Va, turime va tokią iš Egipto atsivežę kaukytę. Instrukcija, viską labai gerai suprantu, nes viskas parašyta arabų kalba. Viską suprantu labai gerai. Žodžiu. Jela. Šokran. Čia užtepama kaukė, klausykis tu manęs. Ir padeda, tipo, blahits tuos inkštyrus juodus ištraukia, negyvą odą, tada riebalus sustabdo. Tipo nebebus riebus? Šviesina ir kelia biškai kontūrus. Tai kaip faraoną. Būsi kaip Kleopatra dabar. Kleopatrinas. Kleopatra. Va. Tepama kaukė, einam tepsim. Užtepsim, tavo veidas nupraustas, tikiuosi. Ar dar reikėtų apvalyti? Reikėtų. Man kaip šono žinokit skauda. Užvakar papietavus su Tamuku kavinėje, išeinant iš kavinės pradėjo vienas šonas skaudėti, toks tarp šonkulių, tai aš manau, arba bus vėjo perpūtimas, arba nervinis uždegimas. Žinot, kaip būna tarp šonkulių skausmas užeina iš niekur nieko. Seniai tokį jausmą beturėjau. Nu ką, einam tepti Ponaičio su kaukė. Gulk ant nugaros. Tai kur, kaip aš guliu ant nugaros? Tu sėdėjai. Pilvo. Tu sėdėjai. Pakelk galvą. O taip. Taip nepatogu. Čia laikinai. Į paakis jokios kaukės neturiu. Uždėt, apsėsi. Ką, dūsina? Kaip gali nuo kaukės dūsinti? Būsi Kleopatra 2. Nu va, gali atsisėsti. Šaldanti kaukytė. Vėsinanti tokia vėsina visą veidą odą. Škotiškas oras. Apsiniaukia, debesuota, lietus lyja, vėjas pučia. Šalta. Labai šalta. Ten tipo kažkur tai saulė norėtų išlysti, bet sunkiai lenda. Labai daug debesų. Atrodo, kai užsidėjau, tai jos nesimatė. Dabar, kai žiūva visa pilnai, tai tokia išryškėjo. A jau pasiruošęs nusiimti? Tada dėsim dar vieną. Lakštinę. Skalagėną. Popierium to? Na. Ten irgi reikės laikyti, kol išdžius tas lakštas. Bet ten laikyti reikės kokias 4-5 valandas. Na, kai gerai atrodo, dabar ją reikia kažkaip nusilupti ir atrasti kampas. Nu, man visai patinka, tik nežinau, koks poveikis bus, bet čia atrodo neužsidėjau, o tai ir dėjusgi atrodo, visur pilnai, bet atrodo kaip neuždėta, a ne? O. Nu, uždėta, o gal neuždėta? Nu, žodžiu, užsidėjau belekai. O tokia šitam Ponaičiui uždėsim. Ką? 4-5 valandas. Jo. Kol išdžius šitas lakštas. Čia užsiukam? Kad nešnekėt. Na, labai nesižiauk. Tai nieko nedaryk. Kad veipą į tai kišti turi viską. Čia iš Egipto tas? Ne, čia iš TikToko šopo. Viskas.
Net ašaras įspaudė. O taip va turi išdžiūti kaukė. Tai pakiam kaukių neturim. Ai, pakiam kaukių. Mano tai prilypo prie veido. O, taip. Šiaip reikėtų dar ilgiau palaikyti. Bet tada žinokit, oda tokia atlieka, wow. Kita daro toliau, kai panaudoja kaukytės, arba ne. Tai dedu tokį iš Skin Chemist retinolį pakiams. Retinolis pakiams. Tada dedu tokį Skin Boosterį. Čia rytais reikia užsidėti. Čia yra iš Advento kalendoriaus. Tai labai daug smarkiai ir gausiai drėkina veidą odą. Produktai turi būti aliejinių pagrindo. Tada oda atrodo daug lygesnė ir gražesnė. O čia su Q enzimais. Tada dedu iš tokios kompanijos. Čia yra Istonic Hydra Serum. Intensyvus serumas, intensyvus drėkinamasis serumas. Irgi reikia suplakti, paspausti pompelę, atsisukti. Taip atrodo, į delniuką įsispaudžiu. Taip. Ir įtepu. Visur įtepu. Kaklą nepamirštam, būtinai kaklą. Kaklą, dekoltė taip pat, nes kaklo, kaip ir pakių zonos, taip ir kaklo yra ploniausia vieta ir ją taip pat reikia labai labai prižiūrėti. Nepamirštam. Nepamirštam. Taip, toliau sekantis žingsnis. Pakių į pakius jau retinolis beveik susigeria. Aš dar vis tiek dedu pakių kontrokoncentratą, kuris šviesina pakius. Ir taip pat mažina tas smulkiasias raukšlytes. Bet tapšnojam šituo va piršteliu. Tapšnojam, nes jis yra kaip lengvas, nes šitie pirmatiniai tai yra sunkiausi pirštai. Didesnį smūgį gauna į pakius, o žinant pakiai, kad yra irgi silpna jautri vieta su plona odele. Tai lengvai jie tapšnojam. Taip. Taip, taip, taip. Toliau ką mes susidėsim? Ką mes toliau užsidėsim? Ką mes čia gero dar turime? Pasipurškiamo veido losjoną, kuris šviesina, skaistina veido odą. Viskas. Paliekam, kad nudžiūtų, susigertų. Plaukus reikės šlapint, kad ištiesint, nes nuo plaukų raiščio jau jie atrodo nekaip, kaip čia per karikatūrą. Žodžiu, reikės tai sušlapinti ir suformuoti per naują šukuoseną. Taigi, pagrindė veidas paruoštas ir po to dar užsidėsiu šešėlio, antakius patvarkysiu ir gal kokios pudrytės sausos. Sausa byrė pudrą, tai žinokit, naudoju iš va tokios va kompanijos Kaugar. Nuo senų laikų aš ją kaip atradau, jinai mano atliko mylimiausias favoritas. Gaila, kad tik tai pardavinėjo mažais kiekiais, po 4 gramus. Vat.
Nu, kokia durna kamera. Aš visai ne taip atrodau, aš visai kitaip atrodau. Aš daug geriau atrodau. O lemvački. Na, jo, teisybė draugas sakė, pastoviai skundžiuosi su plaukais, tai ne taip atrodo, tai bla bla bla. Nu jo. Žodžiu. O patamsyje. Va taip. Einam valgyt kalbų. Kalbų, cepelinų. Užsukų žaliusias. Užsukite žaliusias. Šviesą uždeg, pažiūrėsim, kaip kamera vyko. O, biškai geriau. Tu paryca tą kamerą. Niekin turnai reaguoja. Žodžiu, paskutiniu metu nežinau, kas yra su YouTube kanalu, arba su mano internetu pačiu. Kur būdavo įkelia bet kokį įrašą per valandą laiko. Dabar blembačkė 2 valandos, 3 valandos, užtat vėliausia ir įsikelia. YouTube visą pertikrinau, atrodo, su jie viskas tvarkoje. Sakyčiau, Wi-Fi'us? Nežinau, aš nežiūriu tos statistikos, aš to parodžiu vieną kartą, kaip yra aplaudas veikia. Viskas. Mane tai nervino. Ir taip sunervino, kad net šonus pradėjo skaudėti. Uždegimus. Va, dėl ko man nervas. Va, nervinis uždegimas. Šiandien pas mane ypatinga data. 2017 metais, gruodžio 21 dieną, 15 valandų kažkiek tai minučių, aš gavau nuostabią žinią, diagnozę, vėžys. Va. Ir nuo to momento pas mane gyvenime daug kas labai keitėsi. Kaip tokios šventės, jokio džiaugsmo nebeteikė. Kažkaip ir nustojau tas kūčią švęst. Nu, tiesiog bereikalingas energijos švaistimas prie puodų stovint. Supratau, kad neverta tai daryti. Ir nuo to momento tikrai aš kūčių, galima sakyti, visai nebedarau, nebešvenčiu. Koks tikslas? Kai pagalvoju, kad aš per visus metus galiu pavalgyti tos pačios žuvies, kada noriu, ir tos pačios silkės, kada noriu, ir tų mišrainių pasidaryti, kada noriu, ar įsikepti kekso, kada noriu, ir pasninko pasilaikyti, kada noriu. Būna, aš šiandien galiu norėti mėsos ir po to nenorėti mėsos kokias 3-4 dienas ir vėl užsinorėti. Va. Šiai dienai, žinoma, aš esu sveika, tai gavau pranešimą, kada čia po 5 metų, praeitais metais. Jo, praeitais metais, rugpjūčio 1, man pasakė, kad esu visiškai sveika. Valio. Taigi, malonu, kad tu sakai į mano 21 vlogmą, tai pradėjau, nes, aš šitos datos gal iki savo gyvenimo galo nepamiršiu. Nes ne kasdien gauni tokią diagnozę, nepripažinkim tai. Tai ką dar noriu tuom pasakyti, kad moterys, merginos, panelės, saugokit save, prižiūrėkit save. Savimi labiausiai reikėtų pasirūpinti. Visą kitą antroje vietoje. Tu pirma atsikėlė ir tu pirma žinokai. Tai va, pasidažiau lūpytės. Ir atsinešiau dar telefoną. Vieną tokį tekstą norėčiau perskaityti garsiai. Įsiklausykit, paklausykit, gal patiks, gal surezonuos. Bet norėčiau, kad jūs paklausytumėt. Dabar man reikia greitai susirasti. Na, o dabar paskaitysiu apie mūsų žmonės. Taip, mes galime pakeisti savo išvaizdą net pažįstamai, bet ar tai pakeičia tai, kokie mes esame? Ar įsilindę į gražesnį rūbą mes nuo to tampame geresni? Dėl to tampame geresni už kitus? Negi mūsų gerumas priklauso nuo kosmetikos kiekio ant mūsų veidų, nuo dėvimų rūbų kainos, nuo automobilio markės ir jo pagaminimo datos, nuo sumos banko sąskaitoje ir nekilnojamo turto vertės. Klaustukas. Čia daug klaustukų. Tikrai ne. Jei žmogaus vidus kupinas purvo, to jokie pinigai nepaslėps, jokia kosmetika neužmaskuos, net aukso rūbai purvo nepaslėps. Jei jo širdyje ir sieloje nėra nei lašo meilės įsupančiam pasauliui, jei jo akys dega pikčiu ir panieka kitam žmogui, jei jam neliko nieko švento išskyrus materialų gerbūvį, žmogus tuščias savo vidumi negali būti geresnis už kitus. Lygiai taip pat gėrio nepaslėpsi net po to nuo purvo. Kad ir kiek bepiltum šiukšlių, jis yra savo kelią į mūsų širdis.
Ir kaip taisyklė, tie, kurių vidus kupinas gėrio ir meilės aplinkiniam pasauliui, niekada kito žmogaus nemenkins, neniekins ir nelaikys jo prastesniu už save. Kad ir koks tas žmogus bebūtų, toks žmogus net ir blogyje sugeba rasti gėrio. Neprabangus apdarai ir ne mūsų išvaizda daro mus geresniais, ne tai mus daro žmogiškais. Geresniais mes tampame dalindamiesi gėriu su kitais žmonėmis, kai nepraeiname pro parkrytusį žmogų, bet padedame jam atsistoti. Kai kenčiančiam žmogui ištiesiam savo ranką, tardami, laikyk ją tiek, kiek tau reikės. Kiekvienas gerumo savyje turime tiek, kiek patys to norime. Būkite geresni vieni kitiems. To noriu palinkėti kitais ateinančiais metais. Kuo daugiau gerumo, užtenka to pykčio, nes paskutiniais metais šie praeiti, užpraeiti labai daug piktų žmonių yra aplinkui. Va, su tokia gaidele aš pradedu 21-ąjį blogumą. Labai skauda šoną, žinokit. Ai, darbėje. Žinokit, kokį vakar pinigą gavau su savo gimimo data. Gaila, kad pirmi skaičiai nėra gimimo datos, ne gimimo datos, bet paskutiniai 4 skaičiai yra mano gimimo data. Sako, jeigu atrandi kupiūrą su savo gimimo data, jeigu dar pilna gimimo data, saugok piniginiai, neišleisk. Va, laimingasis pinigas. Taip seniai žiūrinėjau, taip seniai laukiau ir sulaukiau. Pagaliau turiu. Bet dar ieškau, kad būtų pilna gimimo data. Vat. Visada, kai turit pinigų, rankoje tikrinkit numerius, nes gali atrasti savo gimimo datą. Jeigu atrasi savo gimimo datą, tai žinok, kad tai yra laimingiausia tavo kupiūra. Ir laikyk ją piniginėje. Neišleisk niekada. Niekada. Galiu parduoti, kas gimė 79 metais, 6 mėnesio 9 dieną. Hello. Hello. Ką tu? Nieko. Kur varai? Biškai pasvažinėti. Dar neprisivažinėjai, ne? Ne. Kada vakar grįžai? Ko aš ten visus pavažinėjau? Visus, ką visus? Draugus taip panašiai. O ką, draugai savo ratų neturi? Gėrė. Gėrė. Kiek babkių gavai už draivinimų? Ne, tiesiog. Ei. Babkių nereikia? O čia jau dadušys. Po to verkia, neturiu benziną. Mašina genda. Tai kur varai? Metas atsidaryti advento kalendorių. Gnomikai. 21 diena. Guminė koinė. Guminė koinė. Va. Lemba, kaip kamera durnai rodo, tai negaliu. Ir kita didelį. 20. Nebedaug liko dienų. Koinė. Kur čia ta koinė buvo? Čia koinė. 21 diena ir ką mes šiandien gauname? Multiplied lash effect. Suteikia volume apimties. Tušas. Tušas, kaip suprantu. Kaip tik man labai gerai, nes aš kaip tik baiginėjau tušų. Ir savo Urban Retreat'o. Ir 24 level up mascara. Pasižiūrim. Va, koks čia petelys. La. Ir šios dienos surprizai, tušas ir koinė. Girdit, koks pas mane vėjas? Uraganas. Uraganas. Na, tai dabar reikėtų mano spamuzano. Kad jūs žinotumėt, koks uraganas laukia. O,
Kicis dar puola. O kodėl jisai laukia, kas jį išleido? Aš galvoju, kad jisai namie. Miau. Jėzus, jūs tik pasižiūrėkit. Murzius. Tai kur tu nosį buvo įkišęs, ką? Ei, bachūras. Įsitraukiau servetėlės, prausim veidą. O, my goodness. Pas mus laukia toks uraganas, kad net nuo vėjo mašinos. Nu, tai ką tik valgiai? Vėl jisai už paskos atėjo. Dar matai, pyksta. Dar jisai pyksta. Nuprausiau veidą. Nuprausiau. Miau, 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 miau. Dar vienas. Go back. Sit, Jona. Sit. Please, sit. Good boy. Ai. Kaip gražiai. Foto. Foto. Jei. Jei. Kiciau. Foto. Foto. Yeah, boy. Good boy. Nieko skanaus neturiu. Nieko neturiu skanaus. La 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 la. Oho. Jesus Christ. Suderino gerai. Nu dabar per celofaną tai nelabai matosi. Au. Čia nepatyk žmonėm nereikia. Nu tai mes žiūrim spalvą, derinsim spalvą. Au, tai čia tikri? Jau tikri. Todėl ir brangus, nes tikri. Bet čia pas tave dabar dažyti? Jo. Reikės natūralius plaukus gal kažkiek padažyti. Kraustėjai dirbi? Prižiūri žmonės, padeda žmonėm gyventi. Pavalgyti, nusiprausti. Plaukus savo reikės gal dažyti biškį, patamsinti. Jo. Jo. Gal. Biškį, nežinau. O, tai kaip atrodo? Matai, šviesa tokia labai apgulinga, tai sunku pasakyti, kad vat, būtų giedra diena, ne, ir šit laukan, bet tavo gal pačio šitie, kur dabar šituos turi, tai truputį reikėtų vieną atspalvį pašviesinti. Truputį, nes šitie atrodo šviesesni. Iš tikrųjų. O dabar tokia šviesa, žinok, kaip nesimato. Geriausia reikia laukti, kada saulė šviečia ir laukia tada žiūrėti. Nes dabar bus. Ir vėl mama, tai tokie bus ilgi. Ir vėl bus iki čia. Jėzu, kaip nenori, kai tokie orai. Pažiūrėk, koks oras. Išeik tu su savo ilgais. Ir eisi kai vėdima. Susipint galima. Ir eisi kai vėdima. Susipint galima, susiryšt galima. Vėdima, žinai, kas yra vėdima? Nežinau ir neįdomu. Ragana. 1, 2, 3, 4, 5. Už šitos plaukus reikėjo parašą, vardą, pavardę ir parašą padėti. Įsivaizduoju, priemant. Kiciau. Kiciau. O nepatenkinta morda. Šitam kartinui jau 8 metai, mūsų metais, jų metais būtų 5-6. Kiek? Vieni metai, 7 kartino metai. Senukas. Manęs klausia, kokius aš vlogmas žiūriu. Dar. Tai vlogmas aš gal nelabai žiūriu, nes, nu, tokių nerandu, kurie mane užkabintų. O YouTube kanalą žiūriu, tai Paulius Simoška, tada Journey LT, egzotinės kelionės. Neseniai atradau Keitą Žemaitę, ją žiūriu. Tokie paprasti toks grinai paprastas namūdinis vlogas pasėtin, kiek suprantu, gal kiekvieną dieną kelia ar ne, bet neseniai atradau Renatą Gudlį, atradau irgi netyčia anksčiau, senų laiko kažkada ją žiūrėjau, dabar vėl atradau. Greta Orech žiūriu,
Ką dar aš žiūriu? Kitoks pasaulis kanalą žiūriu. Ką dar? Šiaip iš tikrųjų aš labai daug laiko neturiu žiūrėti visiems įrašams, bet jau kai ruošiuosi po šiuosi dienai, tai visada įsijungiu kažkurį tai kanalą ir tiesiog klausausi. Va, labai daug rekomendacijų šiuo metu negaliu pasakyti, bet šie pagrindiniai, kuriuos išvardino, žiūriu. Na, dabar sakysi, plaukų spalva nepatinka. Ne, aš suprantu, ar per visą šviesą kitaip atrodo. Reikia baltos grynos šviesos. Lauko šviesos, natūralioj. Jo. Nes vienoj pusė gerai, savo kitoj pusė žiūriu. Čia gerai atrodo. A ten atrodo, kad tu važiuoja kaip oranžiniai, bet jie nėra oranžiniai, nes aš... Čia yra. Nes aš pirmus extensions nelabai gerai prižiūrėjau. Jeigu tu nori, kad išvyktų iki metų ilgumo, iki metų. Aš į tave žiūriu, nei kamerą. Tai gerai, aš čia pasidėsiu telefoną. Jeigu nori, kad iki metų išliktų plaukai gražūs irgi, jas reikia labai prižiūrėti. Daugiau nei savo natūralius plaukus. Tai reikės nusipirkti vėl kepurę tokią, kur naktį užsideda, susipina ir vėl užsideda. Kad miegot. Specialios šūkos. Čia, kad moisture gautų, nes matai mūsų metalus plaukai aliejus eina skelp, o ant šitų ne, nes jie prijungti. Tai reikia naudoti kaukės taip panašiai. Kad ir savo plaukus apačioje auginti ir šitiem, kad būtų gerai. Nes ir dabar paliksiu šitą spalvą, kad man plaukų nereikėtų dažyti. Reikėčiau savo natūralius auginti. Tuo pačiu metu šitos prižiūrėti, nes aš kitaip kažkokius mėnesius naujus plaukus reikės pirkti. Jeigu aš normaliai neprižiūrėsiu. Tai jau. Ir dar nusipirksiu tą kamerą. Čia aš pati mano ranką... Aš ranka... pastebėjau labai, kad tu filmuoji ir tą video žiūrėjau, tavo vlogmas. Kad taip nešioji, tada taip pasidaro po kiek laiko. Va šitas va pats savaime sukas, va šitas va stovas. Tu mano prašyčiau vlogmų nežiūrėti. Iki kurios dalies žiūrėjai? Mačiau dovanų pakavimus, bet nežiūrėjau, nes galvoju, nežiūrėsi, jeigu kas išjungiu. Jo, nežiūrėk. Ne, nežiūrėjau, aš galvoju, gal kažką pamatysiu, tai jau nežiūrėjau. Na dabar irgi nežiūrėk iki pabaigos. Po kalėdų gali pradėti toliau žiūrėti. Bet šiaip jau aš dar noriu šitą kaip įvarinas, kas aliejus. Rosemary herojų. Nes aš žiūrėjau, ar aš galiu aliejus dėti su extensions. Gali, tik reikia šitų vietų neliest. Bons. Tai reikės kas savaitę grinai sėdėti, praleisiu kelias valandas su plaukais, kad sėdėti visokias kaukės prižiūrėti. Bandysiu auginti. Nes. Pastebėjau, kad man tamsius plaukai daugiau tinka nešviesius.